O tu ar žinai skirtumą tarp aktyvių ir pasyvių pajamų? Aktyvios pajamos yra tada, kai tu eini į darbą, mainai savo laiką ir už tai gauni pinigus. Na, o pasyvios pajamos yra tai ką tu padarai vieną kartą, bet už tai pajamas gauni vėl ir vėl. Tai yra, pavyzdžiui, parašai knygą, suvaidini filme, išleidi dainą ir už tai vėl ir vėl gauni pajamas. Lygiai taip pat tu jas gali gauti tinklinio marketingo versle, kurdamas komandą. Nes už sukurtą komandą tu gauni pajamas vėl ir vėl. Noriu sužinoti, kaip ir tu gali pradėti verslą šioje industrijoje ir laikui bėgant susikurti pasyvias pajamas, tuomet parašyk man ir aš tau apie tai papasakosiu plačiau.